Noriu, kad aplinkiniai nepriimtų mano stipraus teisybės pajutimo ir atsakymų ieškojimo kaip asmeninio puolimo ir suprastų, jog tuo siekiu supratimo ir žinių. Aš gal noriu, kad visi neužmirštų seno gero multiko apie Maulį, kuriame jis sakydavo: neužmiršk, mes visi vieno kraujo. Norėčiau, kad žmonės suprastų, kad ne visi autistiški žmonės elgiasi stereotipiškai. Norėčiau, kad jie neneigtų diagnozės, jeigu žmogus atrodo kaip neurotipiškas. Norėčiau, kad būtų daugiau kalbama apie maskavimąsi vaikuose ir suaugusiuose. Noriu, kad žmonės nustotų sakyti, dabar tokia mada, visi mes šiek tiek autistiški, kai yra dalinamasi autistiškų žmonių patirtimis, nes taip yra tiesiog numojama ranka į jas ir tik mūsų išgyvenimai labai sumenkinami. Aš noriu, kad autistiški suaugę, ypač autistiškos moteris, pagaliau iš tiesų iš valstybės gautų taip reikiamą pagalbą ir resursus gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Daugelis dalykų man nėra suprantami savaime, tad norėčiau, kad žmonės man labai konkrečiai paaiškintų, ko jie tikisi, net jei ta pati situacija kartojasi jau keletą kartų. Norėčiau, kad žmonės nesupyktų, neįsižeistų ar nelaikytų manęs nemandagia dėl to, kad aš atsisakau su jais bendrauti. Nes socialinis kontaktas mane labai išvargina. Mano kūnas sugeria į save viską nefiltruodamas informacijos ir po to man reikia labai daug laiko atsigauti. Taip pat kantrybės palaukiant, suteikiant daugiau laiko pasiruošti, kai reikia, nes iš tiesų, kad kartais kažką padaryti, išeiti, kad ir iš namų, prireikia daugiau vidinių resursų ir reikia šiek tiek daugiau laiko, norint juos sukrapštyti. Per teambuildingus norėčiau būti tik stebėtoja. Taip irgi jaučiuosi pilnai dalyvaujanti. Ir net toks dalyvavimas gali išvarginti. Norėčiau, kad darbo pokalbiai vyktų labiau struktūrizuotai, be abstrakčių klausimų, kaip pavyzdžiui, prisistatykite, papasakokite apie save. Noriu, kad manęs iš anksto nenurašytų dėl to, koks esu. O taip pat noriu būti įvertintas. Mus labai dažnai nuvertina, net neleisdami parodyti, ką mes galime. O mes iš ties dažnai galime labai daug ką padaryti ir būti naudingi. Mes irgi norime būti šios visuomenės dalimi. Suprasti, nenurašyti ir įvertinti. Iki.